dar vienas asmeninis, gerbiamoji kandidatė, prašome trumpai papasakoti apie savo tėvus. Mielai, nenoriu baksnuoti pirštais, bet turiu giminaitę salėje, kuri galės patvirtinti, kad sakau tiesą. Nereikia dar rodytis. Ir taip, žinau, yra visokių spekulacijų ir mėginimų kažkaip neprileisti manęs prie rinkimų ir tai buvo daroma, ir tai yra spausdinama ir panašiai. Iš tiesų, maniau, kad tie kūrybingi skliausteliuose arba kabutėse žmonės turi daugiau fantazijos, nes kai pradedi kurti, tai reikia, bent jau jeigu mėginiai kažkam pakenkti, arčiau tiesos, kad būtų galima tikrai sukompromituoti. O tokie dalykai yra paneigiami labai greitai. Jie iš tiesų yra viena sekundiniai, jie net neišlieka. Tai šitą galima patikrinti bet kuriuose net gimimo liudijimuose. Mano mama, Vitalija Korsakaitė, gimė Biržų rajono Latvelių kaime 922 metais. Ir čia yra jos giminaitė šitoje salėje. Tai va. Tai jeigu kas, reiškia, jinai galėtų dabar labai mojuoti ir sakyti, kad kažką netai pasakiau. Tėvelis gimęs 28 metais, Kėdainių rajone, Grybauskas. Atrodo, kad su trumpąja raide. Atrodo, nes kai aš tėvelį pernai laidojau, pakėlus jo dokumentus, radau, kad jo visi dokumentai yra su trumpąja raide, o vestuvių liudijimas mano tėvelių buvo jau padarytas su ilgaja ir mano visi dokumentai nuėjo su ilgaja. Tai čia, ko gero, būtų taip. Mama buvo, gyvenau ir augau kuklioje šeimoje. Mama buvo praktiškai, kiek atmenu, prieš mamos mirtį, ji mirė 89 metais, tai dirbo pardavėja. O tėvelis, kiek taip pat atmenu, buvo elektrikų, o po to apie 20 metų prieš išeidamas į pensiją buvo vairuotojų. Jeigu būtų nors vienas lašelis tiesos tose atakose, kurios yra prieš mano tėvus, tai patikėkit, jeigu būtų rasta nors kokia nors byla ko nors, ji jau būtų visame gražume spausdinta visuose laikraščiuose. Bet kiek žinau, vakar liustracijos komisijos pirmininkas patvirtino, kad jokių dokumentų, ne ant manęs, ne ant mano šeimos ar tėvelių nėra. Taigi manau, kad diskutuoti to klausimu tiesiog yra beprasmiška, nes tai labai greitai galima paneigti.